Po žeme yra pasaulis, pilnas magijos ir paslapčių. Jis saugo gamtos ryšio su visais gyvais dalykais sąmonę. Aš tikiu, kad gamta kalbasi su mumis, tiesiog mums reikia išmokti klausytis. Ar kada susimąstate, kodėl lietuviams miškas yra daugiau negu tik medžių ir takelių rinkinys? Kodėl vos tik pajutus vėsų rudens orą, rankos pačios tiesiasi link pintinės, o kojos pradeda minti pažįstamus takus? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną nersime į slaptą, stulbinantį ir šiek tiek mistišką grybų pasaulį. Jų vaidmuo gamtoje yra nepaprastai svarbus, nors ir dažnai lieka nepastebėtas. Nuo pat jų atsiradimo mūsų planetoje, grybai yra tylūs, tačiau galingi ekosistemos architektai. Galbūt nustebsite sužinoję, kad grybai yra daug senesni nei dauguma augalų ir gyvūnų, kuriuos šiandieną pažįstame. Manoma, kad pirmieji grybai atsirado Žemėje prieš milijardą metų. Jų fosilijos rastos Kanadoje rodo, kad jie klestėjo vandenynuose dar gerokai prieš tam tikroms gyvybės formoms žengiant į sausumą. Tai, kad jie išgyveno ir prisitaikė prie besikeičiančios aplinkos, rodo jų nuostabų gebėjimo evoliucionuoti ir tapti viena iš svarbiausių gyvybės formų mūsų planetoje. Kai pagalvojame apie grybus, dažniausiai matome tik tai kepurėlės, išdygusias ant miško paklotės. Tačiau didžioji grybo dalis, jo grybiena, slepiasi po žeme. Tai yra ištisas, neįtikėtinai tankus siūlų tinklas, galintis apimti netgi ištisus miškus. Grybai, kurių didžioji dalis yra grybiena, yra viena iš plačiausiai paplitusių gyvybės formų Žemėje ir ji praktiškai dengia mūsų visą planetą. Ji randama netgi vandens telkiniuose, kur atlieka tą pačią funkciją. Grybų karalystė apima milžinišką įvairovę. Manoma, kad jų yra nuo 2 iki 4 milijonų rūšių, o tai rodo jų gebėjimą prisitaikyti prie beveik bet kokių klimato ir aplinkos sąlygų. Bet kodėl grybiena yra tokia ypatinga? Grybiena skaido organines medžiagas, tokias kaip kritę lapai ar medžiai, paversdama juos į maistinės medžiagas, kurias gali pasisavinti augalai. Be grybienos, miškas tiesioginė to žodžio prasme uždustų po neapdirbtos organinės medžiagos sluoksniu. Tankus grybienos tinklas padeda sulaikyti dirvožemį, neleidžia jam išplauti ir gerina jo struktūrą, taip padarydama dirvožemį poratesnį ir labiau pralaidų orui bei vandeniui. Vienas iš nuostabiausių gamtos reiškinių yra simbiozė, abipusiai naudingas bendradarbiavimas. Būtent tokia sąjunga egzistuoja tarp daugybės grybų ir augalų šaknų. Ši partnerystė yra abipusiai naudinga. Grybiena dėl savo didelio paviršiaus ploto efektyviai pasisavina vandenį ir sunkiai prieinamus mineralus, tokius kaip fosforas ir azotas iš dirvožemio ir perduoda juos augalams. Mainais už gautas maisto medžiagas augalai grybams teikia angliavandenius, kuriuos patys pasigamina fotosintezės metu. Grybai negali patys fotosintetinti, todėl šis cukrus jiems yra gyvybiškai svarbus energijos šaltinis. Be šios simbiozės daugelis miško medžių, tokių kaip pušys ar ąžuolai, tiesiog negalėtų tinkamai augti. Mokslininkai vis dar tyrinėja, kaip grybai bendrauja tarpusavyje, tačiau jau dabar yra aišku, kad jie naudoja sudėtingą cheminį ir elektroninį tinklą, panašų į mūsų smegenų sinapses. Grybiena gali perduoti informaciją. Kai vienas medžių prijungtas prie bendro grybienos tinklo yra puolamas kenkėjų, jis išskiria specifines cheminės medžiagas, kurios keliauja per grybieną ir perspėja kitus medžius apie gresiantį pavojų. Pastarieji, gavę signalą, pradeda gaminti apsauginės medžiagas. Grybiena taip pat tarnauja kaip maisto ir vandens tiekimo kanalas. Jie gali būti persiunčiamos maisto medžiagos iš vieno medžio kitam, ypač jeigu vienas iš jų yra geresnėje vietoje arba gauna daugiau saulės šviesos. Seni, dideli medžiai gali per grybienos tinklą maitinti jaunus, silpnesnius medžius, padėdami jiems išgyventi konkurencinėje aplinkoje. Grybai taipogi bendrauja ir konkuruoja tarpusavyje. Jei tame pačiame substrate susiduria 2 skirtingos grybienos rūšys, jos pradeda kovoti dėl resursų. Dažnai viena rūšis dominuoja, išskirdama cheminės medžiagas, antibiotikus,
kurios slopina arba naikina konkurentų grybieną. Tai puikiai iliustruoja ir tai, kad augant skirtingoms grybų rūšims ant to paties substrato, viena grybiena dažniausiai nustelbia kitą. Kai miške matome skirtingas grybų rūšis, tai reiškia, kad ten yra skirtingos grybienos. Jos gali gyventi visai šalia viena kitos, bet kiekviena iš jų yra atskiras, genetiškai unikalus organizmas. Būtent dėl šios genetinės specifikos skirtingos grybų rūšys negali išaugti iš tos pačios grybienos. Baravykas gali išaugti tik iš baravyko rūšies grybienos. Taigi, grybiena nėra tik tais negyvas dirvožemio tinklas, o gyva, bendraujanti sistema, leidžianti miškui veikti kaip vientisam organizmui. Tad kitą kartą eidami per mišką prisiminkite, kad po jūsų kojomis slypi sudėtingas ir nuostabus pasaulis. Grybai yra tikrieji miško sielos saugotojai ir nematomos jo gyvybės gijos. Tai tiek apie paslaptingą grybų pasaulį. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.